Taip, kad išardyti paspirtuką, kad atidaryti priekinį skyrių, pasitikrinti laidus. Visų pirma, reikia 2 mm raktelio, tada atsukam šitus varžtukus ir jie prilaiko varžtus. Yra svarbus dalykas naudoti gerą firminį galiuką, nes šitie varžtukai labai linkę prasisukti dėl to, kad jie smulkus. Kai atsuksim šitus varžtukus, tada naudojant 5 mm raktelį atsukam šitus varžtus iš apačios. Tai yra 2 varžtai. Tuos varžtus reikia pilnai atsukti ir išimti. Tada, kad priekinį skyrių išardyti, reikia atsargiai užkišti atsuktuvą šitam šone ir kitam šone. Atsargiai pasistengti labai neapibraižyti, nes paskui negražiai atrodys ir jisai po truputį atsidarys. Nes gamykliškai būna užklijuotas. Tada galim prieiti prie laidų ir ieškome mes 5 laidų sujungimo. Taip, tai bus va šitas sujungimas ir galima jį pabandyti atjungti ir prijungti prie naujo. Tuo pačiu mes žiūrim ant dugno, ar nėra drėgmės, ar nėra kažkokios problemos. Ir jeigu kažkas nepadės šitas atjungimas, tada žiūrėsim, galima bus pamatuoti laidą, pasižiūrėti, gali būti, kad laidas buvo pažeistas arba nulankstytas.